Kitas klausimas, tema rankoje. Vaizdo klausimą užduoda elektronikos platintojų asociacijos vadovas Linas Ivanauskas. Sveiki vaikai. Tvarumo idėjos neaplenkė ir 2021 metais vykusių Tokijo olimpinių žaidynių prizininkams skirtų medalių. Šie medaliai pagaminti iš aukso, sidabro ir bronzos, kurie buvo išgauti iš visų jūsų naudojimo. Vincentai, Iš telefono. iš visų jūsų naudojimo prietaiso atliekų, koks tai prietaisas, ir tai yra mobilusis arba išmanusis telefonas. Vincentai, sveikinu, žingsnis į priekį. Ar žinai, kiek mobiliųjų telefonų buvo panaudota visiems tiems medaliams? 200. Jeigu reikėtų dabar man sakyti, kaip laidoje Myliu Lietuvą daugiau ar mažiau, aš sakyčiau gerokai daugiau. 6 milijonai telefonų buvo panaudoti išgauti tokiam kiekį medalių. Iš viso 78 tonos buvo sunaudota tiems medaliams. Sveikinu, Vincentai, tu irgi žengiai pirmąjį žingsnelį šiame finale.